Sveiki, sveiki. Taigi vakar gavom pirmą užduotį, stengiamės prisiminti, kaip mes turėtumėm kvėpuoti. Turėjot vakar, turėjot šiandien dieną pasipraktikuoti, uždėti ranką ant krūtinės, ant pilvo, užtikrinti, kad pilvas juda, ne krūtinė kilnojasi, ne pečiai, nesusitraukiam, nekvėpuojam taip, o kvėpuojam lengvai, pilvu, naudojamės diafragmą, pajungiam dubens dugną, stengiamės įkvėpti į nugarą, į pilvą, pajudinti šonkaulius, įkvėpti, iškvėpti, įkvėpiam 3 sekundės, iškvėpiam 2-3 kartus lėčiau, apraminam savo kūną ir stengiamės pagauti save per dieną kelis kartus. Žodžiu, kvėpavimas apsvaigę buvo, atrašė, sukas galva, labai gerai. Pirmus kelis kartus giliau įkvėpus, jeigu jūs papratę kvėpuoti paviršutiniškai, jums lengvai apsvaigs galva, bet nuo to bus tik geriau, ane? Gerai, sekanti diena, sekanti žingsnis, mes prisiminkim savo, kaip mes turėtumėm taisyklingai sėdėti ir stovėti. Pradėkim nuo sėdėjimo. Atsisėskit, padarykit tokį dalyką, atsisėskit, pasikiškit rankas po užpakaliu, va, ir pajudinkit klubus, va tai, pirmyn atgal. Pajudinkit, pajauskit tokius 2 kauliukus, sėdikaulius. Kiekvieną kartą, kai mes sėdim, o sėdim dabar tikrai nemažai, mums reikėtų atsisėsti ant tų sėdikaulių. Taip pastatysim dubenį į taisyklingą padėtį, neapkrausim nugaros, automatiškai neapkrausim nugaros, neapkrausim ir sprando, taisysis mūsų laikysena, bus lengviau sėdėti, bus lengviau kvėpuoti ir aplamai kūnas sunaudos daug mažiau energijos, bus tas sėdėjimas jūsų daug patogesnis ir sveikesnis. Susirandam sėdikaulius ir kiekvieną kartą, kai atsisėdam, ar tai vairuodami, ar tai prie stalo kažkur, bandom pajudinti užpakalį, pavizginti uodegą, surasti tos kauliukus ir atsisėsti ant tų sėdikaulių. Ne įkristi šitaip ant uodegikaulio, neįsiriesti kaip nors į priekį, bet atsisėdam tiesiai ant sėdikaulių, jeigu sėdit.